Man reikėjo terapijos, iš tikrųjų, tekstilės terapija. Aš paskui dailės akademiją ir meno terapiją kursus dar baigiau. Tuo pačiu. Audimas, meno terapija, aplinką apsižiūrėjau grįžus, nes aš nebuvau Lietuvoje. 6 kokius ar 7, tai va. Ir tada norėjau pasižiūrėti, ką man čia dabar veikti. Jeigu ne architektūra, tai kas tada? Architektų šiaip labai daug nedirba architektūrai. Man tiesiog silpna pasidarydavo dar galvoti, kad aš brėžinį darysiu kažkokį prie kompiuterio. O čia va 7 metrų stalo takelį prašom. Ir jeigu žmonės jau ateina ir užsisakinėja dalykus, tai tada tiesiog juda viskas. Jeigu nori savo daryti širdies dalyką, reikia būti tokiam nepaisančiam aplinkybėm visų. Čia yra kas liko dar po žiemos paprekiavimų. Audėjai turi savo mėgstamą gaminį, kurį jie gamina ir gali gaminti, o kitų kažkaip neprigula. Jie krenta kitaip. Jie turi draperiją kitokią negu megztas. Galima kombinuoti iš lino metmenų ir vilnos ataudų. Mėgstamiausia gal alpaka. Daugeliui, kiek aš girdėjau, audėjų, tarkim, kažkas atsitinka dienos metu ir nusiraminti, jau tada ateini, atsisėdi audė. Tai klausimai tada viens po kito taip nebeaktualūs pasidaro, nes kažkaip jauti, kad viskas gerai yra.